Taip, naują dieną ir mes su jumis tuoj keliausime į objektą, bet prieš tai užsuksim į parduotuvę, reikia kai kurių medžiagų nupirkti ir papasakosiu ir parodysiu, kaip dabar viskas atrodo, pakalbėsime apie elektrą, nesumontuotas elektros skydas, kodėl būtent pasirinkom tokį variantą, trupučiuką apžvelgsim, o taip pat ir pasikalbėsime apie apdailą, kai pasižiūrėsime, kaip vyksta glaistymo visas darbas, kaip buvo atliktas ir bendrą vaizdą jūs tikrai nepažinsit šio objekto, nes jau labai daug darbo padaryta. Tai negaiškim laiką, važiuojame į objektą. Iriukai su to ermitažo, žinokit, jau vieną kartą užsakovas nupirko duris ir visos sulankstytos ir, žodžiu, buvo vis tik 50% nekokybiška prekė. Dabar mes irgi perkam baltos spalvos duris, parašytas visas komplektas, bet nėra nei rankenos, žodžiu, irgi viršui sudaužytos duris. Tai šitas ermitažas, aš nežinau, nu, kažkokia tai nesąmonė su jais. Eisim dabar klausinėti, kaip čia kas ir kas čia yra komplektas. Kas įeina į tą komplektą, labai įdomu. Štai mūsų durys ir kas čia parašyta, žiūrim. Nu ja, čia neparašyta, kad visas komplektas. Per internetinę parduotuvę ten užrašyta, kad rankina įeina. O žodžiu, jie, nu, vėl, vardakas tai vardakas šitas ermitažas. Mes su jumis objektą ir siūlau apžvelgti, kokie darbai buvo atlikti. Vat gal ir taip, vat bendrai. Įstatytos durys, apie jas jau pasakoju, kokios buvo problemos, bet montavimo visas procesas superinis. Labai patiko šitos durys ir raktas buvo komplekte. Viskas su jais gerai. Tada pradėjom glaistymo darbą, visą armavimą, nes šitas namas pilnai, vat šitas kambarys grinai iš rąstų, tai mes turim medį visur. Su laiku būtinai pasidalinsiu, ar bus kažkokie trūkimo ar ne, kol kas tai vat praėjo savaitė, iš viso viskas sausa ir nei vieno įtrūkimo. Pasižiūrėkime gal iš arčiau, o tada ir pasidalinsiu, kaip bus pilnai išglaistytos sienos ir lubos, bendras vaizdas, nes dabar man labai patinka bendras vaizdas, bet jisai kol kas tai negalutinis. Vat sienos dar išglaistysime porą kartų, o lubos dar ir nepradėjome. Šios originalios siūlės mes glaistėme su uniflotu, atrodo štai taip. O štai šis pečiukas atrodo štai taip, man labai patinka, nors ir aš pačioj pradžioj sakiau, kad ardom šitą petį, nes bus kažkaip labai senoviškai atrodys ir aišku kažkoks tai toksai senas dalykas, bet vat pačiam gale matau, kad rezultatas bus labai gražus. Irgi turbūt išdažysime baltai, nes visos sienos irgi bus baltos, o virtuvę ir visus baldus ir tą patį stalą mes pabandysime išskirti ir parinkti kitokią spalvą. Siūlau dabar pasikalbėti ir apie elektrą. Taip, dabar apžvelkime virtuvės elektrą. Nuo virtuvės pradėkime, nes apie šį objektą labai mažai kalbų. Pas mus nėra elektrinės viryklis. Čia mes turime dujas. Tos pusės mes turėsime kriauklę ir indaplovę, o pačia virtuvė jos išdėstymas štai čia. Visos rozetės čia ir tas pats ir šaldytuvas, čia vat šitoj vietoj šaldytuvas, rozetė apačioj, viskas pajungta prie nuotėkio relė. Jeigu kažkas tai atsitiks, tikrai iš karto suveiks. Šitos rozetės, kur virš stalviršio, irgi pajungta prie nuotėkio relė ir saugiklis, automatas stovi C16. Šitam objekte mes panaudojam vokišką Knauf Rotband. Jau seniai su jo nedirbau, gal prieš 15 metų, kai viskas prasidėjo, ne? Ar gal ir dar daugiau praėjo laiko. Šiai dienai kažkaip sugrįžom prie jo ir iš viso nepatiko dirbti. Tik tai vienas dalykas, kad labai gerai prilimpa, nu gal trupučiu, kad jisai kitesnis negu Mito. Bet su Mito dirbti paprasčiau, lengviau ir rezultatas kokybiškesnis. Nu, ta prasme, lygesnis, su juo paprasčiau dirbti. Būtent tokios vietos, kur reikia palyginti. Jeigu sumontuotas kampukas prie įėjimo durų, ne, kur yra anga, paprasčiausiai aš praeinu su gipsiniu tinku, kad paprasčiausiai su figinfiuleriu ar kito glaisto ten neglaistyti po 100 kartų. Ir va tokiems dalykams geriau pasiimti
mito gipsiniai tinka, o Knauf šiandien kažkaip ir jisai brangesnis. Jūs dažniausiai prašot, kad Ruslanai parodė, ką tu dirbi, kaip tu dirbi, ne? Aš net įsivaizduoju, kaip čia filmuoti. Bendrai galėčiau parodyti, kaip atliktas tas darbas, koksai rezultatas ir gal apie medžiagas trupučiuką pasikalbėti. Vat šitame objekte mes naudojam štai šio gamintojo glaisto, viską glaistom. Ar jisai geriausias, ar brangiausias, ar pigiausias, nieko negaliu pasakyti. Galėčiau tik tai vieną paminėti, kad čia vienas iš geriausių variantų per visą mano apdailininko karjerą. Vat ir iki šios dienos aš pastoviai savo užsakovams būtent glaistau ir glaistysiu sienas su šio glaisto. Mes išbandėm visų Knauf, ten bla bla, vat viskas, kas rinkoje yra, net ir Mito, ir Procolor, ir viską išbandėm. Kol kas tai aš ir šiandien išsakau savo nuomonę, kad šitas glaistas man jisai geriausias. Vat ir šitame objekte mes dabar praeisim su KR, pasižiūrėsim rezultatą, jeigu bus viskas gerai, glaistysim ant viršaus su marmuro užpildu. Bet matot, lubos dar iš viso neglaistyta, o aš visada glaistau 3 kartus, o tas ketvirtas paskutinis sluoksnis su marmuro užpildu. Glaistimo įrankiai labai paprasti, vėl sugrįžtam prie to, kad nereikia pasunkinti gyvenimą. Jeigu jums patogu dirbti, su tą visą liniuotę ir dėti glaistą su voliuku, mielai prašom. Aš paprasčiausiu ir lengviausiu būdu, greičiausiu būdu šiandien glaistysiu savo sienas būtent su Anza glaistiklė 35 ir maža glaistiklė irgi Anza. Po praeito karto, vat antiek švarus mano įrankiai, tai aš ir jums siūlau. Išvažiuodami iš darbo, išvalyti savo įrankius, kad grįždami kitą dieną ir pradėdami savo darbą su švariais įrankiais. O taip pat norėčiau sugrįžti prie to, kad reikia suplanuoti visą darbą, net vat ir šiandien visą dieną suplanuota. Aš judu pagal savo grafiką ir bandau su jumis dalintis. Tai vat, šiandien mes glaistome pilnai visos lubos 2-3 kartus, sienos 1 kartą, o rytoj glaistysime grinai su marmuro užpildu ir viską tvarkome. Toksai darbo grafikas. Trumpa informacija apie šios durys. Labai patiko, žinokit, labai praktiška, labai lengvas montavimas, puikiai viskas apgalvota ir tos gumos, ir ta rankina, kaip ir viskas paprastai, bet ir, sakyčiau, tobulai. Štai toksai kodas ant pačių durų, bet ir prikabinsiu nuorodą turbūt iš Ermitažo, nes šios durys pirktos būtent iš tos parduotuvės. Aš dabar siūlau apžvelgti rezultatą, beveik viskas išglaistyta ir laukia dar vienas sluoksnis, bet tai darysime rytoj. Šiandien viskas išdžiūs ir kaip galite matyti už mano nugaros štai toksai prožektorius apie 100 vatų. Mes pastoviai glaistydami sienas sumontuojam gerą šviesą, kad matyti visus įbrėžimus. Vienas iš dažniausių užduodamų klausimų būna toksai klausimas, ar reikia glaistyti gipskartoninės sienas, arba lubos, ar jūs glaistot ar ne, ar paprasčiausiai dažot ant viršaus, tai mes irgi, kaip galite matyti, glaistom. Lubos dabar išglaistytos 2 sluoksniais, to užtenka ir rytoj mes dar uždėsime 1 sluoksnį su marmuro užpildu, o sienos 3 kartus, nežiūrint tai, kad čia gipsas. Siūlau pasižiūrėti rezultatą, o tada rytoj užbaiginėsime šios darbus su glaistymu.
Reikia apžvelgti, kaip gavosi mūsų skydas. Štai toksai garažuolis, aišku, gal jisai pigus, gal labai brangus, kam, kaip ir kas iš kurios pusės pasižiūrės, bus skirtingų nuomonių. Kad sumontuoti šitą skydą mes ir nupirkom dar 2 prieš tai buvo ir šitas 3. Buvo pirktas ir iš Schneider gamintojo, bet jisai mums nepatiko, nes labai sunkiai pajungti. Atidarykime skydą, kad tikrai šiandien turiu ką papasakoti, bet ir pabandysiu trumpai, kad negaišti jūsų laiko. Kodėl būtent šitas? Nes man labai patiko, kad aš čia galėjau pasidalinti per pus, ir pasidaryti nulį ir įžeminimo atskirai. Nes Schneider tai iš viso ten labai mažai tų pajungimų, ta plokštelė labai maža ir kažką tai ten burti iš viso nenorėjau. Būtent iš techninės dalies šitas skydas geresnis. Taip, jisai labai, sakyčiau, minkštas, su juo nelabai patogu dirbti. Kai mes prisukam, jeigu yra nelygumų, tai jisai irgi toksai labai, žodžiu, minkštas. Tada čia irgi pasidalinta ant 3 skirtingų dalių. Mes galim kiekvieną savo nuotėkio relė, bet pas mane čia sumontuota 3, pajungti nulį atskirai. Kas buvo pas Schneider, tai viskas, ta prasme, ir sunkiau. Mes sumontavom 3 įtampos relė ir tuoj parodysiu, kaip pasidaryti tą bendrą nustatymą, tokią pradinę, į ką reikia atkreipti savo dėmesį. Tada, kodėl nėra bendro nuotėkio relė, trifazio nuotėkio relė, labai paprasta. Kiekviena situacija skirtinga ir pas mus mes čia turim virtuvę dujinę kaitlintį ir mums nereikalinga viryklė ir tempti iki jos trifazį. Nes būtent šitam rajone būna taip, kad dingsta elektra ir paprasčiausiai žmonėm geriau turėti dujinę kaitlintį. Tada pasidalinta ant 3 dalių, krenta žvilgsnis, kodėl būtent čia gale sumontuota nuotėkio relė, o kodėl ne šitoj vietoj, nes dažniausiai visi pripratę, kad pradžioje eina nuotėkio relė, o tada visi automatai. Mes taip užsinorėjom padaryti ir taip sujungiam, viskas įmanoma, tik dėl to, kad pats vaizdas, tas pagrindinis vaizdas, grožis, iš mūsų nuomonės, gražesnis. Mums taip atrodo. Ir tada turbūt tiek įtampos kontrolės relė, su laiku mes pasižiūrėsim, ant kiek bus kiekviena fazė užkrauta ir mes galėsime kažką tai dar pakoreguoti. O šiaip būtų gerai iš karto turėti visą techninį planą ir pajunginėti ir surinkti šitą skydą pagal brėžinius, kad būtų viskas idealiai ir paskaičiuota. Pasižiūrėkime į paprasčiausias Zubor nustatymus. Daleiskim, mes čia matom ant pirmos fazės 230 voltų ir kaip galima pakeisti. Mes jeigu norim pažeminti, tai minus dedam, čia žiūrėkime 170. Čia mažiausia riba ir jeigu bus 169, šita įtampos relė suveiks ir išjungs elektrą. Kaip padidinti? Spaudžiam čia ant pliusiuko ir galim mažinti arba didinti. Pas mane dabar sumontuota 250, šiaip galima buvo gal ir padaryti 260, bet paliekame taip, nes čia su elektra viskas gerai. Daugiausiai, kiek per savaitę laiko, aš čia matau, buvo daugiausiai irgi ant šitos fazės 242. Ir tiek, daugiau nebuvo. Ir dar kitas dalykas, antras meniu, reikia palaukti, pasikeičia ir tada tas ton nustatykite 180 sekundžių. Ir viskas, ir tiek, daugiau nieko čia daryti nereikia. Dar žinau, kad buvo klausimų, su kokio atsuktuvu galima užsukti šios varžtus. Būtinai, kai sukote varžtus, turi būti pilnai atjungtas šitas skydas, įtampa nutraukta ir tada iš viso ar galima su tokiu paprastu atsuktuvu užsukti. Aišku, blogas dalykas ir aš niekad tokius darbus nedarau su tokiu atsuktuvu. Pasimkite arba tokią paprastą, kaip ir pas mane rankose PZ2, čia jo antgalis, nes dabar pirkti iš brangiausio segmento, net ir patys elektrikai, ten 100% iš jų, tik tai 1% turės tą gerą atsuktuvą, būtent su kuria būtų lengviau ir paprasčiau užsukti šios visus varžtus. Taip atrodo šis atsuktuvas.
Jeigu norite, galite nupirkti, bet galima tada eiti ir toliau. Yra tokių atsuktuvų kaip dinamometrinis atsuktuvas ir tada mes net ir galėsime žiūrėti, su kokia jėga užsukame savo varžtus. Jeigu jūs norit viską idealiai pasidaryti, bet kokią jėgą panaudoti, net tada bus klausimų. Ant kiekvieno saugiklio, aš dabar turiu ABB, čia šone viskas užrašyta. Čia pas mane rodo, kad 2,0. Būna tokių saugiklių, kur ir 2,5. Bet dar kartą pasikartosiu, jeigu pas jūs nėra to atsuktuvo PZS, tai nieko baisaus. Nes iš savo patirties žinau, kad labai daug variantų, kad žmogus turi labai gerų įrankių, bet negali pasidaryti savo darbą kokybiškai. Yra labai daug kalbančių, kad aš ten tą žinau, šitą žinau, reikia tokį atsuktuvą, reikia šitą turėti, reikia turėti dinamometrinį atsuktuvą, aš žinau ten visus įstatymus, bet paprasčiausiai atlikti gerai savo darbą ir kokybiškai jisai negali, nesugyva kažkodėl tai. Tai paprasčiausiai, jeigu geras specialistas, jisai pasiims net ir tokį atsuktuvą ir pasidarys darbą gerai ir kokybiškai. Čia svarbiausia labai stipriai užsukti varžtus, kad būtų geras sujungimas. Tai, žodžiu, paprasčiausiai turi būti labai geras sujungimas. Judėkime toliau. Toksai šiandien rezultatas. Labai patinka, labai gražiai, labai tvarkingai, žodžiu, labai patinka. Ką mes spėjome nuveikti? Tai vakar mes išglaistėm sienas ir lubas su kreidos užpildu glaistu, o šiandien vieną sluoksnį, bet taip kruopščiai visur viską apsižiūrėjom, visus kampus, visur padarėme tvarkingai, gražiai ir užbaigėme šitą darbą, kad kitą kartą jau po savaitės atvažiuosim, pradėsime šveisti, gruntuoti ir dažyti. O aš jums siūlau prasinumeruoti šį kanalą, kad ir mūsų stebėti ir pasižiūrėti, kaip mes daėsime iki pačio galo ir kokią rezultatą gausime. Su jumis šiandien buvau aš, Ruslanas, kaip visada sveikatos, laimės, gerų remontų, iki sekančio.